galėsiu vėl daužyti. Zarazas. Julius atvežė prie mašinos, stiklas pakeistas. Stiklas ant tiek naujas, kad net netrodo, kad jis čia yra. Tai uždėsiu naują kvapą, kad vagis labiau užuostų, kad pro šoną nepraeitų. Iš tikro pikta, žinokit, yra. Tikrai pikta. Kad čia taip vyksta, va dabar, kaip tik pasakojo, meistras sakė, į šitą autoservizą atvažiavo naujų padangų, pasikrovė kažkas ir kameros, ir nufilmavo, ir mašinos numeris nufilmuota, visa kita įsiryškinta, kad tai kažkas iš Švedijos ir tiek. Kopenhagos aktualijos ir Kopenhaga. Kodėl negali būti viskas teisingai, viskas paprastai, sąžiningai? Kodėl negali išnykti tie dykaduoniai, gyvenantis iš svetimų žmonių? Negerai tas piktumas toksai, bet patys daveda. Ne viskas yra gražu gyvenime, kad ir kaip norėtumai. Jeigu žmonės gyventų pagal Dievo įstatymus, tai būtų idealu. Nevok, nežudyk, nekeisk svetimo turto. Jo toks piktumo apimtas, palinki kažką, tai sakykim, ten blet, kai jum kojos, rankos nudžiūtų ir visa kita. Bet vėlgi paskui pats savo pagalvoja, nelinkėk pikto kitam, ne? Labą rytą. Atostogos baigėsi. Truputį Lietuvoj, kaip matėt. Dar prasitęsiau truputį čia grįžęs Danijai kelias dienas, nes mašinos kaip laukiau, kaip matėt, pasiėmiau. Važiuojame šiandieną toliau prie to viso, prie tos stogo iš tikrųjų. Kad ir pirmadienis, bet šiandien nepasakyčiau, kad labai užkišta. Dar matyt Danai atostogose, nes dar tikrai nemažai atostogaujančių. Važiuoju pradžioje iki garažo susikrauti įrankius, nes situacija tokia. Tik pakalbėjau, kad nedaug mašinų ir turime stopą. Mazda. Kaip čia sako, kas važiuoja su Mazda, tas daugšiką ir bezda, ne? Arba sako, jei turi Mitsubishi, nifiga neiškiši. Dar viena įdomi furistų frazė būdavo, man atrodo, apie DAF-ą. Tai kaip čia skaitosi, davė asilui fūrą, DAF. Jo. Prigalvoja žmonės viską. Išradinga liaudis. Išradinga. O kokį jūs dar tokių visokių panašių dalykų žinote? Rašykite komentarus. Visai įdomu, taip būtų paskaityti. Tikiuosi šiandien lietaus nebus. Pažiūrim, kaip čia atrodo. Viską apžiūrime. Praėjo 8 dienos kažkur tai. Viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj atrodo. Užlipsim į viršų ant stogų. Čia pasidėjau skardelę. Tai jau atvažiuos ponas Julius. Aš neturiu lankstymo staklių skardai. Tai man reikia va tokių 12 vienetų. 1,28 m ilgio. Tai duosiu užduotį, Juliui išlankstys. Kas čia kavą paliko, visą savaitę stovi. Uždėjom dar tada, matot, tas medinės, tas plokštinę tą panelę, paslėpėm ir jinai visą apsiklijuos. Taip pat danga ir atrodys labai gražiai. Liks dar to karnizovo, kaip matot, va tiek va. Užteks pilnai. Tai va, tai šiandien mano čia toks reikalas yra apsidirbti langus, pasidaryti rėmą. Tai va, tai viskas čikiai atrodo. Gerai. Tvarkingai. Tai eisiu, pasidarau, kaip sakau, tą vienu žodžiu karkasą. Tuos 3 karkasus aplink tuos 3 langus. Nuvažiuosiu, nusipirksiu dangos antrą sluoksnį, tą jau galutinį. Laukiu Juliaus.
Atlėkė ponas bičiulis, ponas žvejys, emigrantas, darbininkas, daug vardų turintis žmogus. Va taip. Reikia pasimti dujų balioną. Bam, 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 bam. Ponas Julius pas mane į darbą atvažiavo. Į pagalbą. Jau nori eiti išpeikti, ne? Tai prisiknist, kaip sako. Eik tik tai tu. Žiūrėk, va tos kardelės tu jau parodysiu. Tai tau tokios U formos reikia? Jo, grynai U forma. Plotis viskas atitinka, ilgis viskas atitinka. Nu, nežinau, gal čia kokio 1,5 miliko jinai yra. Jo, ta standartinė jinai. Jo. Biškai ilgesnė nei metras. 1,30 m. Manęs takas po metrą, daugiau sujungimų. Tai būtų gerai, kad būtų be sujungimo. Dabar čia lygiai ruboroidas yra su plokšte. Jo, tai dar antras sluoksnis bus. Jo, bet tai tu pasidarysi bortelį, aplinkui pasikelsi. Jo, tai dėl to man... Jo, dėsiu bortelį, dėsiu šitus, kaip kad buvo, ir ant viršaus langas. Viską darysiu tai, kaip buvo, sugrąžinsiu. Tu man vienu žodžiu tuos čia padaryk, išrašyk sąskaitą ir viskas, ir aš daugiau. Gerų darbų. Nu, bet jau išvažiavimas iš to kiemo, tai toks... Mačiau, pirmai Julius irgi taip labai atsargiai išvažinėjo. Važiuoju parsivežti medžiagų. Graži diena visai. Jo, riedam. Tai pasiėmiau antrą sluoksnį kainiukį va tokią, be PVM 500 kronų. Tai kas čia gaunasi 80 eurų. Ruliukas. Buvo alternatyva, norėjau imti siauresnius. Kaina tokia irgi normali. 60 pločio. Lengviau kilnuoti, lengviau ridenti. Bet pagalvojau, bus brangiau tiek to. 1000 kronų be PVM, 1,5, 2000, 2,5. Pasiėmiau dar juodos mastikos stogų ir pasiėmiau dujų 3 balioniukus. Tai va turiu tokį vieną toks smulkiem darbam prisikaitinti. Pats tas įsistato tos balionėlius ir užsidega ir nereikia su didelė lietlempė varyti. Pirštinės iš Lietuvos. Jo, va pradėjau daryti, bet dar reikia susikelti aukščiau. 2 pasidariau, liko 3. Paskui pasistatysiu lazerį, kad būtų visi vienam lygmenyje. Išmok kalbėti, emigrantė. Dar reikėtų nepamiršti ir pavalgyti iš tikro, ne? Jau, nes jau taip norisi. Blema, bet kaip faina. Paukščiai čiulba. Žiūriu, emigrantas čia vaikščia pas mane, dar vienas. Aš išsigandau, kad be darbo, sakai, sėdėjai. Nu gerai išlanksti. Nu va, kaip gerai, kad skardelės dar šiandien atvažiavo. Super. tą medį truputį klijuoji, todėl ir dedu šitų klijų. Blogiau nebus. Paklijuosim, prisuksim. Na, va, dedame košytės tarp medžio. Tokio bitumo, jis toks kaip bitumas iš tikro.
tikrųjų čia to dalyko daryti nereikia visumoje, bet čia man reikia, kaip visada man reikia. Wunderbar. Padaryta. Turbūt matosi, kad į vieną galą eina nuolidukas. Tas pats ir čia. Tas pats ir čia. Tiek tas langas, tiek anas trečias. Kadangi nuolydis eina visas tolygiai čia. Vienu žodžiu, pakrypimas yra į tą pusę visas. Tai įsivaizduojat, šitoj vietoj yra labai mažai nuolydžio. Ir čia daugiau mažiau ilgiau stovės vanduo, ypatingai kai bus, sakykime, sniegas ar kažkas panašaus. Tai ką aš sugalvojau, ir aš manau, kad aš gerai sugalvojau. Čia daugmaž papiešiau. Bandysiu papiešti ir parodyti. Nežinau, matosi ar ne, neįsivaizduoju. Vienu žodžiu, kad čia vanduo nestovėtų, uždėsiu dar čia 2 sluoksnius dangos, mažesnį gabaliuką ir paskui pagal tą nupieštą. Vau ir šitaip mau. Ir automatiškai čia taip gausis kokią pusę centimetro, 3-4 mm aukštumos tokios minimalios ir jau automatiškai vanduo nestovės. Ir automatiškai čia eis iki kampo ir ten toliau tepo, kuriem reikia. Ta patį padarysime ir čia. Principas toks, kad, sakykime, čia, aišku, truputį gražiau, negu kad dabar čia aš nupiešiau, bet maždaug, kad įsivaizduotumėt. Dėl ko tai, kaip jau aiškinau, viskas dėl to, kad nestovėtų šitoje vietoje vanduo. Kad jis čia nors minimaliai aukštuma būtų ir kad jis iš palengva ten nutekėtų. Ties to langu. Šito nereikia realiai, nes kadangi čia turime aukštumą ir jau nueina ir jau nueina. Tik su tais langais, šitas ir šitas. Nežinokit, čia taip žiūrint, toks minimalus kalniukas, papildomas sluoksnis dangos, tikrai blogiau nebus, ne? Jo, tai susitvarkau, pasidarau tuos, kur ką reikia užsisandarinu ir šiandien bus viskas. Tad tęsime rytoj. Kuras pasibaigė. Iš tikro, net kurą Danijai pradėjo fyrinti iš mašinų. Tai irgi rekomenduojama nesipilti po pilną baką. Kur ritasi pasaulis, blemba? Kuras kainuoja 12,89. Tai kas čia gaunasi apie euras? Kokie, blemba, 80, sakykime. Važiuojame tęsti darbus toliau. Diena neaukštusi.
pusė gyvenimo, taip ant stelažų, nuo stelažų, ant stelažų, nuo stelažų. Ką žinau. Čia kur vakar aiškinau apie šitas tokias ekstra nuolyduką vandeniui nubėgti. Kitoj pusėje tas pats. Stogas, kaip matot, šlapias, naktį lijo. Atrodo, vanduo nestovi. Užsandarinti tie visi su tuo bitumu. Jo. Iš tikrųjų, gan sudėtinga čia klijuoti yra, lydyti, nes labai daug kliuvinių. Puikiai suprantat, kas tai daro, tai puikiai suprantat, apie ką aš čia kalbu. Nėra normalaus ridenimo, kad paleidai savo ir turi lygų plotą. Kampas ant kampo, pakišk visą kitą. Čia vakar jau pradėjau lydyti, tai kažkaip nuotaika buvo gera, tai truputį pavakarojau vakar ilgiau, tai kelis lapus užsidėjau. Ilgai užtrunka iš tikro. Tai dabar įsivaizduoja, čia vėlgi normalaus neparidensi, įsipjaustyk visą kitą, paskui vėl automatiškai tiek. Daugiau čia nėra ką pasakoti. Eisim toliau žaistis, truputį pasidžiovinsim stogą. Tikiuosi lietaus nebus. Jo, žinokit, čia nepaskubėsi. Kampas ant kampo. Nu, tikiuosi, mano darbas nebus beprasmis. Tikiuosi, nepareis iš tenais vandens. Tai va, taip įdirbam iš palengvo, suleidžiam kampus normaliai, gražiai, stengiamės. Judam, krutam. Va taip. Užtrunka su tais apdirbimais, bet nenorisi, bet kaip padaryti, norisi gražiai padaryti. Užsidės čia profiliukas va. Ir bus dobra, ne? Čia yra laisvesnė vieta šitoj vietoj, tai iš čia pareis plokštė ant šitos pusės dažyta balta. Ir jau ant to dėsis langas. Irgi laiko užtruks su tais langais. Viskas užtrunka iš tikrųjų. Neina nieko greit daryti. Kokia maža skylutė prasiduria to vienkartinio dujų balionėlio, kaip įsikiši į tą aparatą. Mažytė kaip su adata. Ką, iššiukšlyna. O, dar truputį bėga. Da matyt buvo likę, bet jau degti nebedega iš tikrųjų. Šiukšlės jisai pats įsiveža, tai man nereikia vargti su šiukšlėm. Jis dabar Kinijoje yra, parašė žinutę vakar, kada grįš, nežinau. Kada jam berašysi, tai arba Amerika, arba Anglija, arba Kinija, arba vėl nežinau, kokia Meksika, da kažkur.
Gyvena lėktuve žmogus. Gi pasibaigė mano danga. Ten tokie galiukai liko, kurie netinka, nori ištisinį dėti. Teks važiuoti atsivežti dar vieną. Nes jo ilgis yra tik 5 metrai, tai 2 metrai lieka. Ten tų galiukų išmėtė, bet vis tiek, tai dar tie šonai ten apsidirbinės. Sunaudosim faktas, bet dar trūksta vieno. Baigėsi dar ir dujus. Ir plus jau vakaras, iš tikrųjų, rytoj dabaigsim. Augi norėjau pasakyti, sandarinimas yra labai intensyvus. Pirmas sluoksnis sandarinama, antras sluoksnis sandarinama, dėsis šonas ir dar sykį sandarinsiu. 3 kartus. Tai manau, čia blemba niekas, nei uodas, nei erkė nepralys. Tai kaip čia va. Tiesiog su tuo bitumu užsandarinau. Aišku, dar būtų galima paieškoti nupirkti tos skaldelės, užmesti ant viršaus, tai būtų iš vis super vaizdelis. Reikės pasižiūrėti, jeigu rasiu, tai gal uždėsiu. Bet čia nėra, esmė nėra svarbu. Kągi, tam kartui turbūt tiek. Tai įtariu, kad reikės dar kartą filmuoti iš šito objekto. Norite dar filmuko iš šito objekto filmuoti? Tai va, tai pasiimu balioną. Išgeriu dar kavikę liko. Skaniai. Tai dar šiandien nusipirksiu dujų, o rytoj ryte prasuksiu į parduotuvę, nusipirksiu dangos. Ir dabaigsim. Ir jau rytoj reikės dar, tiesa, dar reikia plokštę vieną atsivežti. Nes ką aš čia turiu? Aš čia turiu 2 mažiukus gabaliukus ir vieną tokį apie 1,30 m. Tai vienam langui užteks. Dar reikia į lapą atsivežti. Dar prašė. Sako, padaryk šitą. Matot, kaip kuolas išpuvęs. Aišku, aš čia jo viso nepakeisiu. Nupjausime. Įdėsime kažką. Užapvalinsime. Prišviesime, prišlifuosime ir užtepsime tokiais baltais dažais, kurie dabar lupasi. Arba gal visą tokį stulpą rasiu. Tai ir įvedu. O. Išpuvę boružėlį 7-taškį. Ką tu man padovanosi? Ar mergaitė, ar berniuką? Ar alabus buteliuką? Jo. Tai tiek, mano myli žiūrovai, šio kanalo sekėjai. Jeigu išgirdote kažką naudingo ir prasmingo, tai paspauskite laikutį, parašykit kokį komentarą, galit paprenumeruoti kanalą, pasidalinti, žinoma, su draugais, pažįstamais, artimaisiais. O aš, kol važiuosiu namo, smagiai sužiūrėsiu Vaidoto filmuką apie vandens malūną.